Valio, išvažiavom. Pagaliau. Mano stiklą nulauž toks vėjas. Tai šiandieną keliavimui sąlygos superinės, tik tais, kad gali tekti ir nusiprausti. Nelabai man patinka šitie debesis. Prieky Žilvis su Honda Pacific 800, PC 800. Aš tradiciškai su banditu, turbūt nelabai kada ir pasikeis mano keliavimo mocas. Jau ir turėjom pirmąjį remontą, Žilviui spėkit iš 3 kartų, ką reikėjo pasikeisti. Hondai, ką daugiau galima. Be abejo, krovimo rėlę. Ir dabar viskas ok, krauna. Tai turėtų daugiau problemų ir nebūti šitoje kelionėje. Na, bent jau tikėkimės, kad nebus. Kaip visada, normaliai neišsimiegojau. Tai tik tais to tokio vidutinio greičio gaunasi pavažiuoti ir iš karto pradeda taip tiesiog atsijunginėti smegenis. Tai mes dar turime nuvažiuoti 60-70 km kažkas tokio. Nors čia bendriau per aplinkui važiuojam, tai gal biškut ir daugiau. Tai grubiai apie 1,5 valandos, o dabar turim 22. O, tai dar sočiai laiko turėsim. Galėsim normaliai nuvaryti kažkur tais pavalgyti. Nestresuojam, nespaudžiam, ramiai. O aišku, tenais tai greičiai irgi bus visiškai tokie patys, kruiziniai, jokių palakstimų. Bet nieko, šiemet jau atsilakščiau savo, bus galima ir ramiau prasivažiuoti. Na va, prasidėjo ir lietus. Kad jį kur velnės. Žilvis su Honda sakė, man vienodai, ar kaimas, ne kaimas, vis tiek važiuosiu 80, nes kada lyja, jam prie 80 nei lašas ant kūno nepatenka. Bet ant to dalyko tai yra fainai, feiringiniai mocai. Nusipirkau naują lietaus aprangą, bus galima pabandyti ir šitą. Dabar tai tingi tiesiog rengtis, tas lietus toksai lengvas, tai neturėčiau sušlapti. Viskas, šiandien dienos važiavimai baigti. Trūko man to prasivažiavimo pirmai dienai, bet ką padarys. Vienas yra šičia, bet čia autostrados daug, tai tikrai nevažiuojam tur. Tai važiuojam kur mažiau autostrados. O kitas va čia va šunkeliais. Okay. Čia va toksai pagrindinis labiau kelias gabalas, paskutinis 100. Gerai. 617. Beveik, nu, 6,5 gausis. 7 valandos 20 važiavimų, tai 10 valandų. Tai iki tamsos turėtume atvažiuoti. Ok, ką, judam? Žodžiu, bele kaip nuobodi ta Švedija, načert paėmė miegas, negaliu nieko padaryti. Dabar reikia 14 minučių pavažiuoti, stosim normaliai vietoj, papietausim, gal biškį kokį power napą padarysim ir lėksim toliau. Mano akimis Lenkija yra kur kas įdomesnė šalis ir lengviau važiuoti negu kad šičia. Ai, sau, kaip daužo tas miegas. Kol kas į Norvegiją važiavimas nelabai, ne kažką. Kiek kilometrų liko dar? Kiek? Po 6. Nu, tai atvažiuosim greičiausiai jau sutemus.
Viskas, paskutiniai kilometrai, mes jau Norvegijoje. Dabar važiuojam iki savo viešbučio, liko gal koks 10 kilometrų ir bus galima atsipalaiduoti jau šiandieną. Trečioji diena, rytas, paliktas Žilvinas jau dirbti atskirai nuo manęs, o aš vienas keliauju toliau. Šiandien važiuoju link Trolio liežuvio. Nemanau, kad aš šiandien jį pasieksiu, nes tiesiog 10 valandų kelionė. Bet kažkur tais arčiau bandysiu privažiuoti ir aš tikiuosi, kad pavyks surasti kažkokį gerą spotą kalnuose. Šiaip tais niekur nekeliauju su palapinė, dėl to, kad tenais yra daug idiotiškų taisyklių, žodžiu, tu ten tik tais gali statytis kempinguose tą palapinę. Ir šiaip jinai yra vargas, nes daug vietos užima, čia ją prisimontuoti, ją pasistatyti, velniop. Bet Norvegijoje, tiksliau visoje Skandinavijoje yra toksai principas, kad kiekvienas žmogus turi teisę klajoti. Taip jie sako. Reiškia, tu gali statytis palapinę ten, kur nori. Dabar pavažiuosiu biškutį, pasižiūrėsiu pagal navigaciją, o po to bandysiu orientuotis pagal saulę. Ir važiuosiu tik tais kažkur link tos krypties, kur man reikia. Link vakarinės Norvegijos pusės. Bent jau kol kas tai ant žiauriai gero oro užtaikėm Norvegijoje ir Švedijoje. Su vietiniais kalbėjom, sakė, nu blemba, čia jūs pataikėt, nes visą vasarą lyjo. Viską stoju kažkur čia ant saulytės ir reikės apsirengti kažką stipriau, nes dabar tik tais 8 laipsniai ir jaučiu, kad jau pradeda mane kaustyti šaltis. Tai reikia užsidėti termokelnes papildomai papačią ir kažką dar ant viršaus. Nuvažiavau tik tais 100 kilometrų. Gaivu. Ir dabar 430 kilometrų iki Trolio liežuvio. Ir visur greitis 50-60, nes jokių autostradų nenoriu. Žinau, kad pradės miegas imti. Tai tenka vilktis šitais idiotiškais greičiais, na, bet ką padarysi. Bet bent jau yra vaizdų, tai nėra labai nuobodu. Štai va tokia situacija. Mano sankaba yra p***ats. Ir dabar laukiu, kol atvažiuosiu vienas norvegas. Jisai maždaug pusvalandį nuo šičia. Ir pažiūrėsim, gal jisai turės sankabą. Jeigu jisai jos neturės, aš pajudėti negaliu. Dar gal ir buvo įmanoma sutvarkyti, bet suvariau taip, kad jau dabar tikrai neįmanoma. Dabar vienintelis variantas yra mėgauti saulėlydžiu ir žiūrėti stovintį mocą. Ne, neturiu alaus, gaila, atsidaryčiau dabar. Na, o jeigu nepavyks, tai tada mocą paliksiu čia va pas vieną gerą žmogelį kieme. Pats eisiu va tenais prie prūdo, pasistatysiu palapinę ir tada tikėsius, kad Žilva mane išgelbės. Jeigu Žilva manęs neišgelbės, tai šitą aparatą tada turėsiu palikti pas kažką tais iš draugų Norvegijoje ir tada bandyti kažkada tais atskristi su sankaba ir susitvarkyti ir tada grįžti savo chodu atgal į Lietuvą. Nepaprasta grožio saulėlydis, o aš kempinsiu štai šičia. Mocos laukia grįžtančios sankabos, o aš bandysiu kažkur šičia nusimesti palapinę ir miegoti šalia. Aišku, vieta miegojimui ne pati ramiausia, bet nenoriu palikti moco, kad netyčia kažkas kažko nepridarytų. Jeigu pradėtų lyt, reikės užsisukti dangtelį, prisiveršti, prisigauti, kad nepribėgtų vandens į tepalą. Žodžiu, va tokia va situacija. Na, bet bent jau kol kas atrodo, kad viskas turėtų baigtis gerai. Bet vaizdelį
pakankamai neblogą turiu prieš miegą. Pasižiūrėsiu saulėlydį ir varysiu kempint. Mopedą savo žėgaris nuo skardžių nekrenta. Aš žiūriu, kad mes nuo skardžio nekristume. Kiek valandų? Čia tos kalnas tokio dydžio, aš nežinau. Kiek? Pusė cėjų. Šviesa grįžė. Ok, žodžiu. Žilvinas sumastė, kad reikia mane pasiimti, tai prižadino saldžiai miegantį. Net nejutau, kad privažiavo. Jau kaip po to čia pradėjo žadinti kažkaip, tada kažką išgirdau. Pasikrovėm, lekiam dabar atgal iki savo Norvegijos namų. O ryte jau spręsim toliau, ką čia darys su to mano banditu. Na va, susitvėriau sankabą, veikia neidealiai, prastokai išsimena, bet bent jau veikia. Tai dabar bandysim važiuoti į kalnus kažkur tais. Tai šiandien dienos planas yra 600 km, 10 valandų kelio. Dabar dar važiuosim iki dėdulės, kur man skolino įrankius. Netyčia pasilikau jo vieną įrankį, tai sąžinė neleidžia pasilikti, tenka važiuoti, nusukti nuo kelio dar apie 100 km. Nuvešiu, atiduosiu. Įdomus dalykas, kainos prekybcentriuose kai kurių dalykų yra biškutį brangesnės, bet visumoje tai tas pats, kas Lietuvoje. Kuro kaina irgi kaip Lietuvoje. Nu, ten kažkokie tais dalykai pavieniai yra, kur labai brangus. Pavyzdžiui, cigaretės, va dabar kolega nusipirko už 18 eurų cigarečių. Ok, laikas judėti. Pastarosios 2 dienos buvo pakankamai tamsios, nes užvakar suvariau sankabą, vakar variau pasiimti kitos sankabos, tai irgi siurprizų turėjau. Nuvažiavau į bankomatą nusiimti Norvegijos kronų, suvedžiau piną, atidavė kortelę, skaičiavo ir neatidavė pinigų. O aišku, pinigus nuėmė nuo sąskaitos, valio. Žodžiu, tada į sekantį važiavom bankomatą. Sekantis bankomatas neveikė. Vėl ten 30 km į kitą pusę. Vėl nuvaram į turgų. Tam turgui vienas neveikia. Nu visa laimė po to kitas veikia ir jau nebeatėmė pinigų. Žodžiu, tokio kvailo galvos skausmo. Ką tik buvom sustoję pas kažkokią tais mešką pavalgyt, tai suvalgiau savo gyvenime šlykščiausią burgerį. Tai visa laimė, kad dar pasiėmiau mažiausią iš variantų. Ir už tokį nefainą malonumą sumokėti teko 14 eurų. Dabar iš tikrųjų darėm išimtį, visą laiką vadovaujamės TripAdvisorio paslaugomis. Na ir nusvilom. Eilinės iki nepaklausai TripAdvisorio. Na ir gauni šlamštą vietoj maisto. Dabar žiūriu taip į dangų, nelabai patinka man šitie vaizdai. Labai tikiuosi, kad nelis. Dar mums liko vargani 300 kilometriukų. Tai būt labai gerai iki tamsos spėt nuvažiuoti. Aišku, čia greitis nepalieksi niekur. Bet jau Žilva atsuko rankenėlę, užkniso žmogų vilktis. Sakė, blemba, pasimsiu geriau bobutės paskolą ar dar kažką tai sumastysiu, bet nu načert, vilktis tokiu greičiu yra absurdiška. Tai dabar vat momentais buvo ir iki 150, ten jau kur tikrai saugu prasivažiuoti. Ir gerai va taip yra važiuoti, nes tu ir vienas dalykas ir dėmesingesnis būni, kitas dalykas ir miegas neima taip žiauriai. Šiandien važiuojam, jokių problemų, jokių miego daužimų, viskas šiki. Tiesiog reikėjo greičio padidinti. O, avytės, ramiai važiuojam, kad neišlystų kur iš posūkio. Vat įdomus labai čionais oras. Vieną akimirką rūkas vos nelyja, kitą akimirką, prašau, saulė šviečia.
Tuoj vat pavažiuosiu 100 metrų, bus vėl rūkas. Žodžiu, labai čia įvairūs kalnuose orai. Jo, keliukų tai čia nuostabių yra. Taip norėčiau atsukti rankenėlę, bet gal ne, nes ir nėra danga šilta. Na ir gali būti čianais visokių gyvių ant kelio. Šiaip žiauriai daug pakeliui mačiau tiek naminių, tiek laukinių gyvūnų. Toks kelias neleidžia atsipalaiduoti. Visą laiką pasiruošęs kalt per stabdžius. Nerealiai keičiasi orai. Dabar jaučiasi tokios ir šalčio bangos, net taip kokių 5 laipsnių skirtumas. Toks net per koją šaltis eit pradeda. Geras. Šiandien jau 400 km nusukom ir visiškai jokio nuovargio, visiškai jokios kančios, dėl to, kad šiandien jau greitį truputėlį kitokį renkamės, jau nesivelkam kaip prisišykę vietiniai. Važiuojam savo tempu tokį, neskubam, chill raidas. Oras labai dėkingas važiavimui dideliem atstumam, ne per karšta, nevargina saulė su savo šešėliais. Žodžiu, jeigu normaliu laiku startavus, tokią dieną galima šauti štukę kilometrų liuosiai. Ar rekomenduoju Norvegiją? Tikrai rekomenduoju, bet turbūt labiausiai rekomenduoju tiems, kurie pradedantieji pradeda tik tais keliauti motociklais. Šičia nėra taip jau baisiai brangu, labai panašu iš tikrųjų kaip Lietuvos kainos, bet kas pradedantiesiam yra gerai, tai šičia yra saugu, motociklą galite tiesiog bet kur palikti, tikrai niekas jo neims. Vairuotojai neprovokuoja, nedaro nesąmonių, nelaksto. Pradedančiam vis tiek ir to greičio nereikia tiek daug, tai šičia puikiai vieta susipažinti, kas yra važiavimas kalnais ir pantinais. Na ir be abejo vaizdų, tai šičia yra daug. Ant kiekvieno kampo gali stoti, traukti telefoną ir fotkintis. Kuo tolyn į vakarus, to vaizdai gražyn. Jokios civilizacijos, nei gyvos dvasios, jokio ryšio, nieko. Vanduo kokių 5 laipsnių šilumos, bet bus puikia proga savo svajonę išpildyti, išsimaudyti kažkur aukštai kalnuose, įlysti į ledinį vandenį. Bus iš ryto nelabai jauku įlydybas, bet ko nepadarysi dėl savo svajonės. Spec apšvietimas, arbatėlė, makaronai, brie, alis, ten visokių konservų ir panašiai. Visi dalykai, ko gali reikėti gamtoj. Jau baigėjai palapinę statyti? Aš jau gal prieš pusvalandį pasistatęs. Nemeluok. Nu va. Tokioj ramybės oazėj mes šį vakarą. Šiandien planas yra pasiekti Trolių kelią. Vienas įspūdingiausių kelių, bent jau taip internetas kalba.
Tai dabar reikia susirinkti šmutkes, palapinės, miegmaišius ir visus daiktus. Dar papusryčiauti ir judėsim. Dabar jaučiu realiai kokių gal 10 laipsnių. Sunku pasakyti, kiek realiai yra. Vanduo gerokai šaltesnis už orą. Tai matyt nuo tų sniegų čia tos viršūnės patirpsta ir visas šitas vanduo subėga. Taip įlipus kojų pirštai gelia. Bet užtat išsimaudžius po to visam belia kaip šilta, belia kaip gera. Lemba, jūs neįsivaizduojat. Pirmą kartą per 4,5 metų gerai, pilnai išsimiegojau ir pirmą kartą iš tikrųjų jaučiuosi pailsėjęs per 4,5 metų. Ir iš tikrųjų jau buvau pamiršęs, ką reiškia jaustis gerai. Ką reiškia nejausti to tokio nuolatinio nuovargio, žodžiu. Tikrai nauda buvo šitas išvažiavimas man. Vakar miegu. Girdžiu kažkas šnara, galvoju, Žilva savo tam toj palapiniai, nes ten jo palapinė šnarėjo. Lemba, po to galvoju, kažkaip įtartinokai čia taip kažkas ten vyksta. Nekreipiu dėmesio, toliau bandau miegot. Tada mano galva tai buvo į palapinės kraštą įremta ir jaučiu, kad prieina kažkas ir pradeda mano galvą per palapinę uostyti. Atsigiau palapinę pažiūrėti, kas čia aplankė mus. Tai 2 lapės. Aišku, nepavyko nufotografuoti, nes jos skuodė labai greitai. Aš per savo tos tokius endūrinius pasivažinėjimus su neendūriniu mocu ir supjoviau sankabą. Tai jau dabar taip, ne taip drąsiai važiavau. Jau dabar galvoju, kur važiuoju. Nes, nenorėčiau dar kartelį apturėti tokių bairių. Ir aišku, jeigu šičia kažkas nutiktų, tai jau tada būtų visiškos šakutės. Nes iki vietos, kur telefonas ryšį turi, yra kokie 20 km. Dabar mes randamės 1,5 kilometro aukštyje. Tai va tos viršūnės turbūt gal kokie 2,5 gal netgi aukščiau būtų virš jūros lygio. Mane žiauriai užkabino tas kempinimas kalnuose. Tai dabar suprantu, ką reiškia keliauti Skandinavijoje, kada gali statytis kur nori palapinę, kur nori gali sustoti. Šitas dalykas yra nerealu. Tikrai visiems rekomenduoju. Ir dar labai rekomenduoju išsimaudyti kalnų upėje ar kalnų ežere. Va tokiam va. Blemba, šitas dar geresnis. Eina savo šičia, tai ir paplaukyti jau būtų galima. Ir važiuojant čionais į Norvegiją rekomenduočiau naudoti ne plentinės padangas, o tokias, bent jau 80-20. Nes va tie visi akmenukai su plentiniam padangom jie nelabai draugauja. Kaip skustuvai aštrus ir pjausto padangą. Tai jeigu ant kokio aštresnio pataikius, tai va tokioj vietoje gali prisidaryti reikalų. Tai aš labai tikiuosi, kad nepataikysiu ant jokio tokio. Internete prisiskaitysit, kad gražiausi keliukai važiuoti ten ir ten Norvegijoje. Žinokit, nė velnio. Gražiausi keliukai yra tada, kada jūs sugalvojat nuo kelio nusukti į šoną. Šitas kelias atidaromas yra tik tais vasarai ir rudenį uždaromas dėl to, kad šičia, jeigu tu su mašina sumąstysi važiuoti, kada snygis, arba vat, jeigu bus kokia ten kalnų griūtis, tai viskas, tavęs šičia niekas neišgelbės. Iki civilizacijos 5 kilometrų, tai jeigu minusas 5 kilometrų paklampuoti tokiais vat zigzagais, tikrai ne kažką. Ir šičia jokio ryšio, nieko.
Kilsma dabar aukštyn, dar aukščiau. Žilvinas. Ai, jezu, kokie nelygus keliai čia jau. Viskas, gana džiaugtis kalnais. Dabar 40 km iki asfalto ir važiuosim iki trolių kelio. Lemba visiškai netinkančios offroadui padangos visą laiką slysta. Eina, šiek tiek posūkis turėjo atsargiai eiti. Tas smulkus žvėriukas tai iš vis nei stabdo padangą, nei šiaip laikosi. Čia negali labai įsiliektis, gali trampliną apturėti. Nežinomi keliukai, gali ir užsisukti labai staigiai. Tokioj vietoj nuliekus, ojei, prisidarytum. Dėl to reikia važiuoti saugiai. Nu neperlipinėti savo galimybių ribų. Kad ir kaip norėtųsi pasismaginti, nes čia tai žinai tikrai, kad policijos tikrai niekur nebus. Na, bet jeigu ant žvyrkeliuko čia nuslystum, tai tie akmenys, nu jie baisiau už asfaltą. Įsilekiam, prisistabdom. Wow. Šik namieto, kaip reikiant. Na, aš smagiau prasivažiuosiu ir po to sustosiu, palauksiu Žilvio. Tokiose vietose, kur nematai kelio, turi prisistabdyti, nes gali atvažiuoti, pavyzdžiui, dviratininkų. O dviratininkai, kaip žinia, ne patys protingiausi žmonės. Taip, Norvegija labai graži šalis. Tai jau galiu pripažinti ir nuomonė apie Norvegiją kur kas pasitaisė toliau pavažiavus link vakarų. Ten ties Švedija tai nieko gero. Tiesiog nėra nei ką pasižiūrėti ir tiesiog tokie paprasti keliai, nuobodus, kur užmigt gali. O šičia, tai jau visai kitas reikalas. Žiauriai noriu šičia atsivežti savo šeimą. Kažkada tai su vaikais, kai jau jie paaugs, tai aš įsivaizduoju bent jau už kokių 16-18 metų atvažiuosim su motociklais čia. Tiesiog kvapą gniaužiantis vaizdai. Ir kaip visada, kamera to neužfiksuos. Trolių kelias ar trolių perėja. Nežinau, kaip čia skaitosi tiksliai šita vieta. Bet ale pats gražiausias kelias važiuojant Norvegiją. Nu, neblogas, žinokit. Man visai patinka. Some kind of butterfly.
up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're gentle and wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Taip norėtųsi stoti, pafotografuoti, pasimėgauti tais vaizdais. Ale yra vienas bet. Dabar jau iš esmės reikėtų galvoti apie palapinės vietos ieškojimą ir jos statymą. Bet mes turime situaciją, kad rytoj išplaukiam 8 vakaro ir nuo šičia iki tos išplaukimo vietos yra 1000 kilometrų. Tai turint omeny, kaip čia viskas vyksta, neprognozuojamai, lėtai, tai sukam kilometrus šiandien. Varysim turbūt, kad ir temps, tai šausim turbūt ir į autostradas, bet reikia bent jau kokius 300 atkabinti nuo rytdienos, kad nebūtų rytoj daug streso. Važiuosim, kol pavargsim. O pavargę ieškosim vietos su vandenuku. Į Norvegiją važiuoti tai reikia paskirti mėnesį laiko ir tada varyti, kada jau būna nutirpę kalnai ir kada tas toksai šilčiausias momentas, kada yra mažiausia kritulių tikimybė ir šauti grinai va ta tokia pietvakarių, vakarų ir iki pat šiaurės pakrantę. Jinai yra pati vaizdingiausia, pati fainiausia. Tokiuose nuošalesnėse keliukuose ir tų matuoklių neprišikta. Mūsų dabartinė kelionė irgi bus grinai palei jūrą. Varysim į palei jūrą iki pat Oslo. Visais va tais fjordais pasimėgausim. Ir aišku, šičia ir to eismo mažiau ir policijos. Tai mažesnė tikimybė būti nuskalpuotam. Norvegijoje iki 10 viršijant 102 eurų bauda, virš 20 400 eurų bauda, virš 30 štukė, virš 40 jau apykoje deda ir namų areštas. Taip kaip mes važiavom, tai tiesiog mirties bausmė be teismo vietoje sušaudant. Ne, juokauju. Teismas po to tik tai sušaudo. Kebra, važiuosit į Norvegiją
atsidedat štukę, grinai štukę atsidedat baudom, tada pajusit kaifą keliavime. Jeigu taip važiuosit pagal taisyklės, prakeiksit jūs tos kelius ir tą važiavimą. Mes su Žilva irgi taip sakėm, ai, čiursnim, uždirbsim kažkaip, blemba, bet važiuojam, negadinam savo kelionės. Gražieji keliukai baigėsi, gražieji vaizdai, dar gal ne, bet mes jau už kokių 10 kilometrų įvažiuosime į autostradą ir prasidės tiesiog pjovimas link namų. Gana mėgautis kelionę, laikas grįžti į realybę.